Šiais metais Visaginas mini jubiliejų – 50-ąjį gimtadienį. Čia kartais prisistatant juokaujama – aš vyresnis už miestą. Negirdėtas dalykas. Kitur, tik ne Visagine, nes jis džiūgauja esantis jauniausias Lietuvoje. Ir tikrai, žmogui 50 skaičius, miestui pati pradžia. Visaip čia yra. Jauni ir vyresni, jau savo vaikus čia užauginę, karta pakeitė kartą, o miestas toks, koks jo žmogus. Kitaip nebūna. Visaginas yra be galo daugiatautiškas miestas. Kalbama, kad pas mus virš 40 tautybių gyvena. Tačiau tuo tarpu mes visi tikrai draugiškai sutariam ir be galo daug pas mus įvairių renginių, kuriuose noriai lankosi, pavyzdžiui, jeigu tai yra totorių renginys, ateina ir kitos tautybės, ateina kitų tautybių atstovai, juos pasveikina, vieni pas kitus einam, visi, pas mus iš tikrųjų be galo daug švenčių, mes viską švenčiame, tiek vienos tautybės, tiek kitos, tiek viską, taip kad smagu pas mus. Ir šventė, ir kasdiena prisipildo to, kas svarbu kiekvienam atskirai ir to, ką puoselėja tautinė bendrija ar visa jų gausa, sako iš labai arti visaginiečių vertybinius pasirinkimus įtakotus prigimtinės kultūros ir formuojamos tos, kurioje pasirinko gyventi, stebinti Violeta Abarienė. Pasak dailiųjų amatų studijos vadovės, kiekviena spalva, kiekvienas raštas, kiekvienas vaizdinys – tai kodas, leidžiantis atpažinti ir pažinti visaginietį. Mums viskas be galo įdomu. Ir šioje studijoje, kuri yra kultūros centre veikianti dailiųjų amatų studija, renkasi tikrai ne vien tik lietuvių tautybės moterys. Čia yra ir iš kitų tautybių, kur tikrai yra be galo įdomu. Tarkim, mes tas pačias riešines, jom yra įdomu jas nusimėgsti, bet labai smagu stebėti, kai jos, tos riešinės yra pritaikomos visai kitai tautybei. Kiti raštai, kitos spalvos. Tai va tas yra toksai, kaip sakykime, dalinimasis kultūra pačia, tradicijomis. Ir šiaip pas mus būna, kad ir tie patys renginiai, mes turim mieste tokį kas 2 metus vykstantį tautinių kultūrų festivalį, kur tikrai tautos pristato savo tiek kultūrą, tiek paveldą, tiek kulinarinį paveldą, tiek prisikviečiam iš etninių tėvynių, jų visokių kolektyvų, kurie ir edukacijas veda. Ir tikrai be galo įdomu ir pastebėti ir kažką pasimokyti, nes, tarkim, jeigu imtume tuos pačius totorius, jie kepa vestuvių pyragą čiak-čiak. Dabar kiltų klausimas, kodėl vestuvių pyragas, čiak-čiak ir totoriai, nes visi įsivaizduoja, kad vestuvės ir totoriai tai yra šimtalapis. Bet yra taip, kad totoriai yra Krymo ir yra Kazanės totoriai. Tai Krymo totoriai šimtalapiai, Kazanės čiak-čiak. Tai va, link ko aš vedu. Tarkim, jie kepa tą pyragą, tai atrodo totorių valgis. Bet ne tik totoriai kepa. Tai va tas toks tradicijų, kaip sakyt, pasidalinimas, tikrai be galo įdomu. Panašu, kad nėra amato priskiriamo dailiesiems, kuris šioje studijoje nebuvo išmėgintas. Su vienais tik susipažįstama, kiti taip pamėgstami, kad užsilieka visam laikui. Visaginiečiai yra iš esmės labai intelektualūs žmonės ir jiem tikrai yra įdomu viską išbandyti. Tai šioje studijoje mes ne tik veliame vilną, bet ir darome žaisliukus iš vatos, kas dabar yra labai populiaru. Gaminame įvairius papuošalus. Kartais, kada, tarkim, prieš Velykas margučius marginam jau lietuviškai su vašku. Ir tai daro tikrai ne vien tik lietuvės. Darom, rišam ir sodus, ir verbas. Čia jau kaip mums užsinori. Arba, pavyzdžiui, jeigu būna kažkoks projektas, mes galim papuošalus iš žalvario
sėdėti ir su plaktukais kalti. Tai mes labai daug ką norim ir išbandom, nes kada, jeigu ne dabar. Gyventi Visagine, Aukštaitijos mieste, reiškia nešikštėti dėmesio aukštaitiškai tradicijai, domėtis vietos, kurioje gyveni etninė kultūra, nepamirštant savos, atsineštinės, sudarytos iš istorijos, atminties, kalbos, tai ir kuria unikalią krašto dvasią, ieškant ne skirčių, bet bendrumų. Kartais būna tokie dalykai, kur norisi atrasti bendrą ryšį tarp kitų kultūrų. Buvo užsiėmimai, ne tik čia studijoje, bet esu ir kitur vedus tokias edukacijas. Darėme knygutes. Atrodo, kas ta knygutė? Bet mes ją darėm nuo nulio iki knygutės. Ir vat, pavyzdžiui, kitų tautybių, aš visiems rekomenduoju šitą raštą. Ir kitom tautybėm irgi baisiai įdomu, kas čia per ženklas. Nes, pavyzdžiui, vat, kitose tautybėse irgi yra vat, tas žirgelio ženklas. Žirgelis, tai yra apsauga. Šita vat, erdvė, kaip ir ryšys su praeitimi, su protėviais. 2 žirgeliai, 2 apsauga. Galima pasakyti, kad aš tau linkiu kažko tai 2. Jeigu į užsiėmimus ateina kažkokios jaunos mergaitės, kurios kažkada taps mamomis. Gali būti kaip palinkėjimas, aš tau linkiu 2. Tai na, toksai vat užsiėmimas. Ir tikrai ir jiem įdomu, ir domisi, o kaip, o kodėl, o vat, matai, kaip yra susiję su praeitim. Ne šiaip sau tie ženklai. Dailiųjų amatų studijoje rišami sodai. O šiaudinių sodų tradiciją UNESCO prieš porą metų įrašė į reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Bene populiariausia, patraukliausia, akių ir rankų nuglostyta medžiaga – vilna. Su vilna šiaip labai daug kam patinka ją velti, nes tai yra toksai, kaip aš sakau, kaip skulptūra, tu gali ką nori pasidaryti. Tiesiog ganėtinai greitai atsisijoja žmonės, kuriems patinka šlapiai velti, o kurie jau tie krapštukai vadinami, kur ten smulkės detalės adatėlė iš badų. Bet tai kiekvienas savo atranda užsiėmimą ir vienas ten veltinukus daro, kurių ten dideli darbai, o kitas sėdės ten segę darys, bet svarbiausia geras laikas, geros emocijos. Šiais laikais tai yra labai svarbu. Kiekvienas kūrinys tai būdas apie save papasakoti pasauliui, galimybė įkūnyti išskirtinę idėją. Todėl į Dailiųjų amatų studiją renkamasi su didžiausiu užsidegimu. Gruodžio pabaiga, sniego nėra, tamsu lyja, atrodo, sėdėtum namie, į televizorių žiūrėtum, katiną glostytum, o čia ateina iš kito galo miesto. Ir tikrai prisirenka daug žmonių, mes čia ir duris atsidarom, nes jau ne vasarą langą netidarysi, perpūsti gali, tai jau kitų oro biški daugiau. Pačioj pradžioj, kai aš tik įsikėliau iš tą kabinetą, galvoju, o Dieve, koks jis didelis, kaip daug vietos. Dabar jau galvoju, kažkaip būtų gerai kokį staliuką į foje ištemti, pasistatyti ir ten padirbėti. Tai ne, iš tikrųjų tai labai poreikiai. Iš vis Visagine labai mėgsta žmonės kažką tai veikti, kažką kurti, kažkur save realizuoti. Jie nėra tie tokie namysėdos. Realiai tai tikrai pas mus ne tik mažos mergaitės, bet ir didelės mergaitės kažką mėgsta veikti. Lietuviai jau įteikė namiškiams kalėdinės dovanas. Kitataučiai dar rengiasi tai padaryti. Apskritai, yra proga ar ne? Visuomet rankų darbo dovana pati stebuklingiausia. Pagrinde, aišku, pas mus, mūsų studijoje šitoj, tai jau veltinukai, pirštinės veltinukai, pirties kepurės, jau čia 100%. Ypatingai dar būna daug dėmesio ir meilės skiriama vaikiškiem mažiem veltinukam. Čia tai silpnybė visų, kas be pasižiūrėtų, tai yra, nežinau, ten gali nieko nepuoš, nieko nedaryti, jie
Nu, jie patys savaime be galo šiltimėlį. Gali, nežinau, vietoj segės įsisekti nešiotis, nes tai be galo faina. O svarbiausia, kad visą tai galima pasidaryti pačiam. Ne tik galima, bet ir reikia įdėti savo visas gražias mintis, savo energiją, savo palinkėjimus, savo užkalbėjimus, savo meilę, šilumą, apkabinimus. Jeigu, pavyzdžiui, kažkam siunti toliau, neapkabinsi taip dažnai, tai viską reikia sudėti darbeliu. Akvilė Blaževičiūtė jau priprato vadinamą Visagino atradimu. Dėl originalaus ir jaunam žmogui labai netikėto pomėgio – juostų audimo. Visagine gimusi, čia baigusi mokyklą. Po studijų grįžo, baigėsi darbo diena ir sėda prie staklių. Aš užaugau tokioje šeimoje, kur visi užsiima kažkokiais tai darbais. Visi, kaip sakoma, tiesiog mėgsta kažką tai daryti, ten siuvinėja, mezga, dar kažką. Ir turėjau vieną babutę, kuri audžia ir kuri mane būtent šitą išmokino. Tiesiog užaugau tarp audinių, mačiau jos darbus ir sudomino. Ir pabandžiau, patiko ir va taip ir užsiliko. Aš pradėjau nuo juosto. Pirmoji mano juosta buvo tiesiog užmesta ant lentelės daug siūlų ir dvynitumų nausta. Aišku, iš viršaus taip plačiai ir apačion labai smarkiai susiaurėjanti. Tiesiog visiškai labai tragiškai prasta. Bet man kažkas, būtent tas ant lentelės užmetimas, kažkas labai buvo smagaus. Ir tiesiog iš pradžių pradedu nuo dvynitumų ir paskui sudėtingesnius. Paskui, aišku, surinko babutės stakles ir teko ant jų paust. Ir kažkaip užsikabinau, bet vėlgi dabar likau pagrindę prie juostų. Juosta Akviliai pirmiausia raštas. Ne tas, kurį išausti reikia, tas, kurį gebėtum perskaityti kaip sakinį, kaip knygą. Jei tai studijos, kurioms negaila nei laiko, nei pastangų. Žinių turi su kaupu. Pasakoja, kuo skiriasi lietuviška juosta nuo latviškos, skandinaviškos ir panašiai. Ir jau tada audėja dėlioja brėžinį, kurį ketina realizuoti. Yra labai daug Lietuvoje knygų išleista, būtent šią temą yra tikrai labai smarkiai suskaitmenintos muziejinės vertybės, tos pačios juostos, kurios yra laisvai prieinamos internete, galima apžiūrėti, suskaitmeninta pagal regionus, netgi užrašyta, tiesiog atsidarai nuotrauką ir matai išmieras, dydį, amžių, netgi iš kokios vietovės. Taip pat labai daug raštų yra išleista knygose. Aišku, labai liūdna, kad daugelis knygų yra prieinamos tik tai bibliotekose, tačiau ne nusipirkimo prasme. Taip pat, aišku, iš užsienio labai daug yra užsienyje audžiančių žmonių, kurie taip pat dalinasi savo juostomis, taip pat ir schemomis, galima pačiam nusiausti būtent iš jų. Taip pat, aišku, labai daug yra ir archeologinių radinių, kas yra labai smagu būtent iš nuotraukos pabandyti atkurti, kaip tai galėjo atrodyti seniau, kaip tai galėjo atrodyti, kai tik tai buvo nuausta. Būtent tas ir dalykas, jog ieškojimas iš nuotraukos, kai tu matai, pavyzdžiui, kokį archeologinį eksponatą, kaip jis galėjo atrodyti realybėje. Tas bandymas atkurti, gal tas man ir užkabliuoja toliau kažkaip tai bandyti austi, išsiaiškinti, kokia technika nuausta, kokiais būdais, kokie raštai pasirinkti. Tiesiog būtent tas sugebėjimas kažką tai išmastyti, tai tiesiog ir mane skatina toliau būtent domėtis ir veikti šioje srityje. Kaipgi nepaklausi? Kuo įsimintini Visagino krašto audėjų darbai, kas leidžia atskirti šio regiono audinius nuo kito? Akvilės atsakymas liudija krašto kultūros ir istorijos žinojimą ir tai, kad ji nevengia analizuoti, dalytis įžvalgomis. Kiek man teko domėtis, kad labai maža radinių vien dėl to, kad galbūt dauguma ėjo per tą kitą Lietuvos dalį, būtent informacijos ieškotojų, rinkėjų, etnografų ir tiesiog kažkaip tai gal užleido mūsų kraštą. Tiesiog neypatingai yra, iš Visagino nieko nėra, matot, čia labai jaunas miestas, reikėtų ieškoti daugiau Zarasuose, Ignalinoje, bet tačiau nepasakyčiau, kad čia yra tiek daug radinių, tiek ir etnografinių, ar istorinių, archeologinių, kiek būtų, nežinau, kokiame Suvalkija. Suvalkija turi labai nuostabias juostas, kuo negalėtų, aš sakyčiau, pasigirti Aukštaitija. Ypač, pavyzdžiui, rinktinių juostų prasme, tai Suvalkija tiesiog nukonkuruoja, sakyčiau, visas regionas. Akvilės meistrystė akivaizdi. Pasiekimai verti solidžiausių parodų salių, todėl, kad juostą ji žvelgia kaip į iššūkį, kurį reikia patirti. Jeigu kalbėti apie medžiagas, tai pirmiausiai galima pradėti nuo seniausių juostų, tai vytinių, jom dažniausiai yra naudojama būtent vilna, taip pat, aišku, yra ir lino radinių,
Taip pat, pavyzdžiui, skandinavai ir aplinkinės slaviškos pusės, pavyzdžiui, iš Kijevo Rusios turime nuostabių brokatinių juostų. Vėliau pereinant prie rinktinių juostų, aišku, figūruoja būtent kaip dugno siūlai figūruoja linas, taip pat kaip rašto siūlam naudojama vilna, tačiau vėliau ateina ir medvilnė. Tai galime rinktis tiek medvilnę, tiek liną, audžiant būtent šitas etnografinės juostas. Jei kas nors mano, kad juostų audimo amatas arba menas sudėtingumu prilygsta aukštajai matematikai arba kosmoso tyrinėjimams, tai ne, taip nėra, juokiasi. Neneigdama tiesa, kad yra dalykai lengvi ir sudėtingi. Ką bedarytum? Kalbant apie rinktines, tai aš sakyčiau, kad šiandien yra vos ne pats paprasčiausias audimo būdas, palyginus su vytinėmis, būtent rinktinėmis. Ką mes turime iš rinktinių paprastų juostų, ne vytinių, tai sudėtingesnės gal turi šiek tiek suvalkija, tenais matysime dvi spalvės, kai metasi 2 siūlai vietoj vieno. Ir šiandien gal šiek tiek sudėtingesnis būdas, bet tikrai nepasakyčiau, kad jos yra taip sudėtingai audžiamos kaip vytinės. Vytinės turi sudėtingumą, būtent matysime ypač tą mėlyną juostą, kai yra kortos ne tik sukamos į priekį ir atgal, bet dar yra ir apverčiamos. Čia esmė yra tiesiog perprasti techniką ir kai perpranti techniką, tai atrodo tiesiog visiškai paprasčiausias dalykas. Pavyzdžiui, toliau jeigu kalbėsime apie archeologinės juostas arba žiūrėsim būtent vytinės, tai ta prasme seniau žmonės ausdavo be schemų. Aš audžiu su schemomis. Aš negalėčiau austi be schemų vien dėl to, kad aš neturiu to pernelyg gilaus technikos perpratimo, kuris leistų tai daryti tiesiog iš galvos. Manau, jog tai yra tiesiog įspūdinga. Tai, jog žmonės prieš 1000 metų galėdavo tokius darbus, nes dalis jų yra būtent muziejinės kopijos padaryti tiesiog iš galvos. Aš sakyčiau, tai, kad mes dabar mąstame apie žmonės ten gyvenusius prieš 1000 metų, kad jie, nežinau, olose gyvena ir panašiai, tiesiog pastebėjus, kokios kokybės yra jų dirbiniai, tai tiesiog visiškai pakeičia supratimą apie praeitį. Mergina vilki tautinį kostiumą. Didžiąją jo dalį sukūrė ir įgyvendino pati. Mano yra darbas tik tai marškiniai ir juosta. Visa kita čia yra fabrikiniai, bet siūta mano. Visą laiką mane žavėjo būtent tautiniai rūbai. Man tai atrodo labai gražu nuo pat mažens ir visai kažkaip tai norėjau. Ir kadangi tekdavo ir dabar tenka vesti edukacijas, tai kažkaip atrodo tiesiog gražiau. Į edukacijas vaikus ir suaugusiuosius audėja pakviečia per šventes, įvairius bendruomeninius susibūrimus. Norinčiųjų išmėginti yra? Atsiranda ir kas įspūdingiausia, kad būna, jog, pavyzdžiui, ateina net ir vaikai ir jiems tiesiog iš pirmo karto gaunasi. Ir tiesiog tas matymas, jog jiems patinka ir jie nori toliau tęsti, tai tiesiog yra kažkas nuostabaus. Kokią ateitį dailiarankė numatė savai aistrai, audimui? Ar gali būti, kad šio amato įvaldymas taptų rimtais planais tolimesniai perspektyvai? Viskas daug paprasčiau, šypsosi. Man tiesiog patinka mokytis vis naujų dalykų ir čia tiesiog toks kaip vienas iš mano hobių, kuris gal netgi, sakyčiau, ilgiausiai yra mano išlaikytas. Taip pat paišau, moku ir verpti, ką aš dar moku ir drožinėju, siuvinėju, mesgu kojines. Ir riešines moku megzti. Kiaušinius kažkada labai norėjau išmokyti, norėjau kažkada tai kiaušinius išbandyti vašku. Tai ir vašku moku, ir skutinėti moku. Ką gali pasidaryti pati, neperka. Tai jos būdas priešintis vartotojiškumui. Viską, kas mus supa, tiesiog yra masinės produkcijos darbai. Kažkas, kas yra padaryta rankomis, tai yra tiesiog kažkoks nuostabus dalykas. Vien dėl to, kad tai yra unikalus, vienintelis visame pasaulyje ir kai būtent apie tai pamastai, tai yra kažkas neįtikėtina. Užaugau tokioje šeimoje, kur visi patys mokėdavo pasidaryti daugelį daiktų, daugelį darbų. Dėl to būtent tas rankdarbių darbų pomėgis atėjo visiškai natūraliai. Taip, aišku, labai daug mane ko išmokino abi bobutės. Tiesiog viską, ką jos mokėjo, perdavė man, už ką aš jom esu abiem ypatingai dėkinga.
Vakaras Visagino kultūros centre skamba nuo ukrainiečių liaudies dainų. Repetuoja folkloro ansambliai, vaikų Makivka ir suaugusiųjų Kalina. Aš iš Ukrainos, iš Charkovo, atvažiavau čia, kada prasidėjo karą Ukraine. Dabar dirbu Visagino draugystės progimnazijoje, aš anglų kalbos mokytoja. Bet prieš tai, kad aš pradėjau dirbti, aš radau šitą kolektyvą Kalina. Marina pasakoja, kad kolektyvui, kurio nare labai norėjo tapti, jau 30 metų. Čia radusi ryšį su savo etninė bendrija, nes daina ne tik prasmingas laisvalaikis. Daina yra labai stipri, tokia emocinė. Čia mums kaip psichoterapija kartais, kada mes dainuojam, o po to kalbam vienas su kitais. Ir taip mes radom sens. Neseniai buvo koncertas, mūsų draugija organizavo Šventos Mikalojaus diena. Čia Lietuvoje nelabai įdomu šventė, bet mes Ukrainoje jo labai mėgstam ir čia vaikų diena, nes vaikams Šventas Mikalojus atneša kažkokius dovanus. Ir buvo koncertas ir mes ten dainavom su Makivka, su kolektyvu, buvo ir svečiais iš Vilniaus, irgi mūsų bendruomenės nariai, ukrainiečiai. Neseniai 4 metus ukrainiečių folkloro ansambliams vadovaujanti Natalija Osipova labiausiai didžiuojasi savaisiais žmonėmis, kuriuos keičia laikas ir geopolitinė situacija, o pastarieji keičia kolektyvo sudėtį ir nuotaiką. Niekas nestovi vietoje, viskas teka, bėga, viskas keičiasi. Ir nėra vienodų repeticijų, nėra vienodų koncertų, viskas keičiasi. Mes neturime kažkokios kasdieninės rutinos, tiesiog tokios nėra. Su karu labai daug kas pasikeitė. Plečiamės, vystomės, taip. Ateina nauji vaikai, kažkas užauga, išeina, dėl to visada truputį skaudu ir gaila. Mėginiai tai žiūrėti filosofiškai, su suaugusiais irgi panašiai. Stereotipas anot Natalijos, kad ukrainiečių folkloras tai tiesiog ugninga, energinga daina ar šokis. Neva toks ukrainiečio būdas. Jeigu jį reikėtų perprasti, viskas būtų gerokai sudėtingiau. Visur žmonės skirtingi. Ir Lietuvoje, ir Ukrainoje. Yra žinoma kažkokie abstraktūs sąlyginiai skirtumai, bet aš to vis dėlto nesureikšminčiau. Nors jeigu kalbėti apie folklorą, tai ukrainiečių folkloras labai skiriasi nuo lietuviško. Ukrainiečių folklore ženkliai daugiau ekspresijos, užmojo, emocijos. Lietuviai santūresni, mažiau emocionalūs. Tikimės, kad lietuviams ukrainiečių kultūroje yra kažkas įdomaus, kažkas patinka. Mums atrodo, kad patinka. Natalija vertina glaudžius, supratimu grįstus santykius su lietuviais, taip pat su kitomis tautinėmis bendrijomis. Todėl stengiasi sudaryti tokį repertuarą, kad žiūrovas patirtų 100% džiaugsmą. Tai visada kolektyvinis sprendimas. Merginos labai įsigilinusios į šį procesą. Repertuarą derinam, renkame kolegialiai. Norime, kad visiems patiktų. Prasidėjus karui, jam tebevykstant, labai pasikeitė emocinis fonas. Atrodytų iš pirmo žvilgsnio lyg ir tas pat. Dainavimas, folkloras, pasirodymai, bet vis dėlto visi kažkaip kitaip pradėjo priimti ukrainietišką dainą. Ir klausytojai, ir patys atlikėjai. Aš į Lietuvą atvažiavau, kada man buvo 10 metų, dabar man 16. Ir aš gimiau Ukrainoje,
Pas mane čia yra draugės ir mes bendraujam kažkada, gal po dainavimo mes jau sėdim, galim arbatą pasigert ir šnekam ir viskas gerai. Tąsia pasakoja apie svarbią ukrainiečių tautinio kostiumo detalę – galvos papuošalą. Tokiais puošiasi jaunos netekėjusios merginos. Ir apie dainas, kurias dainuoja. Mes dainuojam tik tai liaudiškos ir man tai patinka. Gal dėl to, kad tai yra šaknis kažkokios ir šiaip man patinka čia vaikščioti. Zlata Visagine taip pat neseniai, nedainavusi anksčiau niekur, tik Makivkoje pradėjusi. Nesunku tvirtina, bet mokytis reikia. Pas mane klasiokė yra ir jie irgi lanko šitą ukrainiečių kolektyvą šitą. Ir aš galvoju, kad reikia pabandyti, ateiti čia ir man patinka. Kolektyvas, mes visi kartu dainuojam ir čia graži. Mažylės Kornelijos atsakymas, kodėl jis su kitais vaikais stojant į gretą, trumpas ir aiškus. Nes kągi čia daugiau be pridursi. Nes man patinka dainuoti su vaikais. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.